mes ir vėl lankomės VDU sporto centre, kur veiksmas nesustoja visą vasarą. Aš esu Titas Januševičius, VDU studentas ir VDU 3x3 komandos žaidėjas. Šiandien papasakosiu, kuom gyvena ir kuom gyvens VDU sporto bendruomenė Liepos ir rugpjūčio mėnesį. Liepos mėnesį vyko Europos universitetų žaidynės, kur VDU sportininkai iškovojo 6 medalių komplektus. Aukso medalius iškovojo dziudo atstovė Aida Vasiliauskaitė ir VDU 5x5 krepšininkai. Sidabro medalį pelnė badmintono atstovė Samanta Golubickaitė. Taip pat 3 bronzos medalius iškovojo mano paties atstovavimo VDU 3x3 krepšinio komanda, stalo tenisininkai ir paplūdimio tinklinio atstovai. Be abejo, visi stebėjome ir olimpinės žaidynės. Čia varžėsi net 13 olimpiečių, kurie yra esami arba buvę VDU studentai. Žinoma, didžiausių pasiekimų tapo tai net 4 mūsų universiteto atstovai, tai treneris Dainius Novickas ir žaidėjai Aurelijus Pukelis, Evaldas Džiaugys ir Šarūnas Vingelis, kurie olimpinėse žaidynėse 3x3 sporto šakoje iškovojo bronzą. Su manimi Aurelijus Pukelis, olimpinės bronzos nugalėtojas ir taip pat būsimas mano komandos draugas Europos krepšinio čempionate. Tai turiu porą klausimų, ar dar gyvos olimpinės emocijos, ar jau viskas pasimiršė? Tai atrodo, tos emocijos jos greitai keitėsi. Grįžom iš pačios olimpiados, tai daug sveikinimų, daug apsilankimų visur su medaliu, norės pasirodyti tą medalį visiems, visi nori pačiupinėti, paliesti jį, bent jau taip prisilies prie tos, vadinkim, olimpinės dvasios, tai dabar prasidėjo visi klubiniai reikalai, klubinis krepšinis, tai sakau, tai buvo, pamiršom, bet tiesiog prisiminam, kad padarėm tokį dalyką, tai, bet, kaip sakant, gyvenimas nestovi ir važiuojam net į Europos čempionatą vėl kartu. Tai dabar visos mintis Europos čempionatui, taip? Tikrai taip, jau turėjom savaitgalį ir klubinis Šveicarijos žaidė masterį, tai, kaip sakant, dabar jau tiesiog siekiam vėl kitų rezultatų. Į VDU šiemet įstojo ne tik Aurelijus, bet dar vienas žymus Lietuvos sportininkas. Tai daugkartinis Bushido turnyrų nugalėtojas, kickboksininkas ir MMA ekspertas Dovydas Rimkus Rimkenzo. Sveikas Dovydai, sveikinu prisijungus prie VDU. Apie jūs, VDU sporto centrą, kokie pirmi įspūdžiai? Labai smagu, jaučiuosi kaip užsienį, kaip nežinau, kaip lyg čia niekas niekur nieko nedarė, bet nes visiškai viskas atrodo nauja, prižiūrėta ir labai džiugina, smagu. Kas lėmė, kad pasirinkai studijuoti VDU? Galvojau ilgą laiką, mąsčiau, reikia, nereikia, ar esu pasiruošęs ir metams bėgant galvojau, kad reikia padirbėti ties koncentraciją. Ir pagaliau žengti žingsnį ir patobulinti savo žinias sporte ir galbūt baigęs karjerą labai norėčiau būti treneriu. Tai kokią studijų programą pasirinkai? Fizinis ir sveikatos ugdymas. Tai tau turiu gerų žinių, kad tavo kursiokai bus Paryžiaus olimpiadoje laimėję bronzos medalius 3x3 krepšininkai. Kokia nuomonė apie šį dalyką? Labai smagu, kad tokie žymūs sportininkai ir va tokie nusipelnė Lietuvai. Labai fainai bus pabendrauti ir susipažinti. Ir mačiau dar grupiai, kad pilna tokių, žinai, brandesnių sportininkų, ne tik 18-mečiai, o tai labai įdomu, mane nustebino, nes galvojau, kad bus daug jaunesnių, man pačiam dabar 25. Tai aš su nekantrumu laukiu rugsėjo 1. Na, kaip matai, dabar šiomis dienomis vyks visų pasaulio universitetų čempionatas. Ar norėtum išbandyti kokią nors rungtį? Labai būtų įdomu, labai čia žiūriu ir nekantrauju pabandyti pašaudyti, bet lyg ir neturim šautuvo, tai galime eiti pasižiūrėti kažkokių kitų rungčių. Na, tai lekiam tada. Sėsnio, kur čia prasideda viskas? Gal film pasakyti? Pabandom.
Yra kur pasitreniruoti tikrai, labai įdomu, smagi trasa. Tikrai galvojau, kad bus tas oranžinis didžiausia kliūtis, bet realiai mano silpnybė yra žiedai. Tai va, smagu atrasti silpnybių, smagu atrasti stiprybių ir įdomi patirtis. Labai patiko. Ačiū. Šį mėnesį laukia išskirtinė proga. Po 18 metų pertraukos į Lietuvą grįžta FISU organizuojami pasaulio studentų čempionatai. Būtent čia VDU sporto centre susitiks geriausi pasaulio universitetų šiuolaikinės penkiakovės sportininkai. Taip pat rugpjūčio 22-25 dieną vyks Europos 3x3 krepšinio čempionatas. Į Austrijos sostinę Vieną vykstant Lietuvos krepšinio rinktinė bus sudaryta vien tik iš VDU studentų. Tai aš, mano komandos draugas Gabrielius Čelka, buvęs VDU studentas Marijus Užupis ir naujai iškeptas Aurelijus Pukelis. Kiek vėliau mūsų universiteto atstovai varžysis Europos irklavimo čempionate. Turnyras vyks Kroatijoje Zagrebe rugpjūčio 28 rugsėjo 1 dienomis. Rugsėjo 2-8 dienomis Rio de Žaneire, Brazilijoje, mūsų studentas Patrikas Stankevičius atstovaus Lietuvą. Jis dalyvaus FISU pasaulio studentų pliažo sporto čempionate. Laukime visų studentų grįžtančių jau rugsėjo mėnesį į universitetą ir taip pat į VDU sporto centrą. Na, o norintiems pirmiems sužinoti apie mūsų naujienas, sekite mus mūsų socialiniuose tinkluose.